Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus. Sveiki visi regbio mylėtojai, vėl šeštadienis, vėl Šiauliai ir vėl panoraminis skrydis virš šito gražaus miesto. Ir jo didenybė regbis, kaip jau sakiau, vėl šiandien. Ir čia 7. paskutinio turo atidarymo rungtynės regbio klubo Šiauliai namuose priima Latvijos Garkalnės Livoniją. Ir netrukus dronas nusileis į stadioną, matysim kaip visada simbolinį monetos metimą ir be jokios abejonės komandos trenerių Tomo Zibolio ir Neil Johnson interviu. Taip kad palieku jūs su monetos metimu, su interviu ir netrukus grįšime į pagrindinę transliaciją. Treneris, laukia stiprus varžovas, kokius pagrindinius aspektus galėjo savo žaidėjams, kad būtų galima mesti rimtą kovą Livonijai? Ačiū, labai nuostabiai paruoštas klausimas. Šiaip iš tikrųjų, nei mes čia šiandien kažką labai smarkiai primesim, nei dar kažką čia žadam labai smarkiai pakeisti. Varžovas yra gan stiprus, gan mobilus, neblogai susižaidęs šiais metais. Tai mūsų tikslas yra kuo garbingiau sužaisti, kuo mažiau pasidaryti klaidų. Mes po kiekvienų varžybų žiūrim, ar mes progresuojam ar ne. Ta prasme, ar mes padarėm mažiau klaidų, individualių, komandinių, taktinių. Tai šios varžybos nieko nesiskiria, bandysim kuo geriau sužaisti. So coach, the weather is perfect today. So you already qualified for the top 4. To continue the battle for the medal, you are still able to make the first place in the table. How important is that for the team? Obviously, like a home semi is always important, but like it doesn't matter like win or lose. We have to like beat Patriots. It doesn't matter if it's home or away. So the aim is just to win the game today and hopefully win with a bonus point. But like it's pretty wet weather today, so it's going to be a struggle as well. I know Chaulet is one of the traditional winners as well in the end of the season, so they're going to give it all. So it's going to be tough. Tough thing for us. Okay, take care and have a good day. Taigi sveiki, dar kartelį visi regbio mylėtojai. Matėte ką tik komandų trenerių interviu. Komandų stadione dar nėra ir turim puikią galimybę dabar apžvelgti turnyrinę lentelę prieš tą paskutinį turą, kuris sudėlios visus taškus ant jį. Turim jau visas 4 komandas, kurios toliau tęs kovą dėl medalių. Pirmoje pozicijoje bent jau kol kas įsitaisęs Šiaulių Vairas Kalvis Jupoja. Antrojoje būtent šių rungtynių dalyviai Livonija, Baltraksas yra 3. Ir šios komandos dar čia visaip gali susidėlioti lentelėje po paskutinio turo. Geležinis Vilkas irgi gali būti ramus dėl savo kelialapio į tą išsvajotąjį ketvertą, kuris toliau tęs kovą dėl medalių. Staigmena turbūt šiame sezone yra ta didžiausia staigmena, kad Kauno Ąžuolas nesugebėjo šiemet patekti į ketvirtuką ir toliau ten tęs kovas dėl 5-8 pozicijų.
Mėsnikai irgi jau į nieką nepretenduoja, aišku, jie dar gali ten pateikę sensaciją šį savaitgalį prieš Vairą kilstelti save į 5. poziciją, bet tam dar reikia, kad ir Ąžuolas vėl pralaimėtų savasias rungtynės. O lentelę uždaro Šiauliai su Vilniaus regbio akademija. Vėl grįžtam į viršų, čia Vairas, norėdamas išlaikyti 1. poziciją, turėtų pasiimti išvykoje pergalę prieš Mėsniekus. Livonija šiandien, aišku, irgi taškų barstyti nenori, gresia jam atkrintamosiose varžybose Baltreksas ir visai turbūt norėtų Latvijos komanda turėti tą namų pranašumą atkrintamosiose rungtynėse. O Geležinis Vilkas savo rungtynę žais su Baltreksu. Tai kaip jau sakiau, jeigu nori Baltreksas dar pasvajoti ten apie namų pranašumą, turi ne tik įveikti Geležinį Vilką, bet dar ir laukti dovanėlių šiandien iš šiauliečių. Ir jeigu Baltreksas rungtynę žiūri, net nebejoju, kad šiandien sirgs jie už Šiaulius. Favoritai čia aišku Livonija, bet regbėje visko būna. Oras šiandien irgi įdomus, dabar jau matėm, kad lietus yra šiek tiek apsiraminęs, bet aikštelė turėtų būti šlapia ir tai tikrai apsunkina žaidėjam tiek perdavimus, tiek kamuolio gaudymus. Dabar pradinį smūgį čia atlieka Livonijos komanda ir kol dar rungtynės neįsibėgėjo, daug veiksmo nėra, greitai perbėgsim komandų 15-tukus, kokius deklaravo vyriausiai treneriai. Pradėsim nuo šeimininkų Šiaulių ir Tomas Zibolis šiandien tokį starto 15-tuką išleido. Tai čia pirmosios linijos grumtynių žaidėjai numeris 20 Laimonas Garbaliauskas, numeris 1 Laimonas Urbietis, numeris 26 Augustas Jakaitis. Toliau numeris 17 Emils Zerafims, numeris 5 Vaidas Kizilaitis, 16 Tomas Zibolis. Toliau turim numeris 7 Lukas Mitrijevas, numeris 8 Airidas Savickas. Toliau Vėjeris, tai Dominikas Matuzevičius rungtyniauja antruoju numeriu, Murtazė Čikladze numeris 10, 11 Karolis Dringelis, numeris 5 Justinas Vinčerauskas ir tą 15-tuką uždaro numeris 25 Irmantas Rumbauskas, kuris atlieka ir komandos kapitono funkcijas, 14 Aurimas Rudzinskas ir 15 Darius Selenis. Latvijos komanda Livonija ir jos vyriausiasis treneris Neil Johnson išrikiavo tokią sudėtį, bet čia gal palaukim, kuo pasibaigs šita Šiaulių ataka. Pakankamai komfortiškai, čia jau jie yra įsitaisę už 22 metrų linijos ir bando pakutenti nervus čia nuo pat rungtynių pradžios Livonijai, aišku. Livonija čia ginasi pakankamai drausmingai, išlaiko gynybos liniją, tarpu kažkokių, kad būtų galima rasti irgi nėra ir čia klaidelė. Į užribį keliauja kamuolys, čia Livonija labai greitai norėjo pradėti ataką, bet rungtynių arbitras to padaryti neleido. Taip kad bėgam iš karto ir prie Livonijos sudėties. Kągi turime čia. Vėlgi pradėsim nuo grumtynių žaidėjų. Numeris 32 Aleksejus Grigorjevs, numeris 1 Andis Vangals, numeris 7 Anton Petrovič, numeris 30 įspūdingos šukuosenos savininkas Antons Oseletko, numeris 27 Davids Bertinš, numeris 17 Davis Bajars, numeris 23 Edgars Polikevič, numeris 10 šiandieną 9 pozicijoje dažniausiai rungtyniaujantis komandos kapitonas Enzo Beltramino. 21-asis, vėlgi čia šiek tiek pakoreguotas protokolas, negu kad buvo deklaruota vakar, Nauris Bersinč. Numeris 20 Gundars Griekis, numeris 11 Ivo Kapinš, numeris 33 Janeks Taškans. Toliau turim dar 3 Vėjerio pozicijos žaidėjus, numeris 15 Johannes Barts, numeris 5 Kristaps Barza ir numeris 9 Markus Vojtečko. Tai atrodo visus 30 žaidėjų pavyko išvardinti ir čia jau turime sužaidę 3,5 minutės, vis dar be taškų komandos čia išslysta.
Kamuolys iš rankų vienam Latvijos komandos žaidėjų ir fiksuojamas čia žaidimas į priekį. Ten neblogai. Į priekį prasibėgo berods 7 numeris Anton Petrovič. Bet nepavyko jam sukontroliuoti kamuolį ir dabar grumtynėse kamuolį turės regbio klubo Šiauliai. Kaip jau sakiau, lietus apsiramino, bet pusvalandį prieš rungtynės pylė čia kaip iš kibiro. Neaišku, kiek pradžiūvus yra aikštelė ir tokie kamuolio gaudimai matom, kad net slysta. Šiaulių komandos grumtynių žaidėjų batai vėja ir akivaizdu, kad aikštelė tikrai yra slidi. Dažniausiai problemų būna, kai reikia gaudyti kamuolį, kuris atšoksta nuo žemės, sušlampa, dargi reikia perduoti ir gali čia ir daug klaidų pasitaikyti. Čia atsikovoja kamuolį Markus Vojtečko. Vėl turim tas laisvasias grumtynės, išsikrapšto ten kamuolį Livonijos komanda. Daug veiksmo kol kas ant žemės. Bet pirmosios 5 minutės nei viena iš komandų kažkokių labai pavojingų progų nesukūrė. Čia vėl pasispardymas. Toli ten į priekį keliauja kamuolys, gal net ir kiek per toli. Čia jau Darius Selenis keliauja už stadiono ribų ir susirasti pagrindinį žaidimo įrankį, kad būtų galima tęsti rungtynės. Ir čia kamuolys keliauja į tą vietą, iš kurios buvo atliktas smūgis. Vėlgi, šiauliečiai čia nemažai metrų gauna dėka tokios varžovų dovanėlės. Kamuolio kol kas žaidime neturim ir pagaliau galima įgyvendinti grumtynės. Prieš tai buvusiose grumtynėse matėm, kad stiprų pranašumą šitame žaidimo elemente turi Livonija. Žiūrėsim, ar tai bus visos rungtynės. Taip, šį kartą įsikrapšto kamuolį šiauliečiai, bet čia apie ką ir kalbėjau. Slidus kamuolys, pakeltas nuo žemės, krenta iš rankų. Lygioje vietoje praranda kamuolį Šiaulių komanda. Dabar jau turėsim tas pačias grumtynės. Tai jau žaidimų įrankį turės Livonija. Na, kol rezultatas 0-0, kaip jau sakiau, Baltreksas džiaugiasi. Reikia jam laukti čia, kad nesusirinktų taškų maksimumo Livonijos komanda ir tokiu būdu ne tik namų pranašumą turėtų, bet ir kuro sutaupytų, kadangi nereiktų šiauliečiam važiuoti į Latviją. Šiemet atkrintamosios varžybos iki 1 pergalės. Taip, kad tas namų pranašumas tikrai vaidina nemažą rolę. Po truputį artėja ten link varžovų teritorijos Livonijos komanda. Čia arbitrai skiria pražangą. Ir Beltramino panašu, kad negrasins čia varžovo vartom. Į užribį keliauja kamuolys. Ir čia jau pavojinga situacija. Turėsim greičiausiai prie Šiaulių komandos vartų. Vėlgi priminsiu, kad minimum 4 žeminimus reikia rungtynėse susirinkti Livonijos komandai, kad susirinktų taškų maksimumą. Ir tokiu būdu garantuotų jie savo antrą vietą turnyrinės lentelės poziciją. Baltreksas jau ten niekaip negalėtų jų pasigauti. Ir čia panašu, kad gresia pirmasis žeminimas, taip ir yra. Čia grumtynių pagalba. Kamuolys nugabenamas iki įskaitinio ploto. Ir mano jau minėtas Antons Oseletko pelno pirmosius 5 taškus savo komandai. Ir rezultatas lygiai toks pat šlapės, kaip ir
Deja, šiandien Gardino stadione. Dar papildomas 2 taškų vertės realizacijos smūgis dabar bus. Ten, žinoma, ne kas kitas, o Enzo Beltramino, komandos kapitonas. Kampas aštrokas, bet Beltramino pratęs prie tokių smūgių. Ne vieną 100 turbūt yra atlikęs per savo karjerą. Kairė koja iš dešinio krašto. Laukia arbitro leidimo. Ir arbitro vėliavėlė kyla į viršų 7-0. Livonija priekyje neprireikia nei 10 minučių, kad susikurtų 7 taškų pranašumą Livonija. Ir vėl tie pranašumai čia yra būtent grumtynėse. Kažkokių didelių klaidų šiauliečiai per tas 10 minučių tikrai nepadarė, bet demonstruoja raumenis Livonija. Būtent grumtynių pagalba ten artina kamuolį link įskaitinio ploto. Dabar jau Šiaulių komanda atlieka pradinį smūgį. O Seletko jokių problemų gaudant kamuolį čia neturi ir vėl galimybė Livonijos komandai išeiti į ataką. Čia rizikuoti nerizikuoja Livonija. Kamuolys keliauja už aikštės ribų, ne, vis tik tai aikštelės kamuolys nepalieka. Kamuolys atiteks Šiauliam, bet ten labai toli aikštelės gilumą šį kartą nekeliausim. Tai praktiškai iš įskaitinio ploto reikės kamuolį grąžinti žaidimą. Toli kamuolio išnešti nepavyko ir Johanes Bars kamuolį susigaudo. Keičiamas ten atakos kraštas, link dešinės patraukė vyrai. Ir čia kyla arbitro vėliavėlė į viršų. Atiduodamas kamuolį Šiauliam, bet panašu, kad ten užribį turėjom. Arbitro asistento budri akis pastebėjo šitą dalyką. Ir regbio klubo Šiauliai grąžins kamuolį iš užribio. Čia iš karto gulasi su kamuoliu ant žemės Dominikas Matuzevičius. Bet tas nepagelbėjo išlaikyti kamuolio ir jau čia spragos šiauliečių gynyboje. Ten atrodo švenčia šiauliečiai. Tiesą sakant, nepastebėjau, kad čia būtų žeminimas. Atrodė, kad ten kelių centimetrų iki žeminimo pritrūko, bet kadangi Livonija triumfuoja, taip, arbitro ranka kyla į viršų ir čia žeminimas. Dar vienas 5 taškų vertės epizodas. 12-0. Livonija priekyje. Dabar regbio klubo Šiauliai atlieka pradinį smūgį ir po truputį pradeda dominuoti Livonijos komanda. Link kėlinio vidurio atsiranda jau spragų šiauliečių gynybos linijoje. Čia išsaugo dabar Latvijos komanda kamuolį savo rankose. Šiauliai 0, Livonija 7.
Šiauliai 0, Livonija 7. Ir dar vienas žeminimas, čia Davis Bayers. Dar kartelį guldo kamuolį varžovų įskaitiniame plote, vėl pokalbis tarp rungtynių arbitrų. Kas čia gali būti neaiškaus? Taip, dabar jau tikrai turime prispaudimą. Dar turėsim ir 2 taškų papildomą vertės smūgį. Čia tikrai turbūt ne kas kitas, o Enzo Beltramino pasiema stovelį. Ir dar žiūrėk, aš pasilieku mikrofą įjungtą, aš daug nešnekėsiu, nes man užkus kiekvieną sykį telefoną trauktis iš kišenės. Ir šį kartą iš kairio krašto kairę koją, gal techniškai kažkiek tai sudėtingesnis smūgis. Vis tik tai Livonijos komandos kapitonas yra kairiakojis. Atsiskaičiuoja žingsnius. Bet šį kartą labai nesėkminga realizacija, kaip jau sakiau, tas iš kairio krašto kairę koją nėra taip lengva pataikyti kaip iš tos pačios pozicijos dešinėje. Vėlgi, mano skaičiavimais, nori nenori, rezultatas turėtų būti 17-0, nes arbitrai prieš tai ten skyrė žeminimą, bet vėlgi, kas aš toks, kad ginčičiausi su rungtynių arbitrais ir tai žmonėm, kas pildo protokolą. Taip kad reikia tikėti to rezultatu, kokį matom šiuo metu švieslentėje. Galbūt eigoje jis ir bus pakeistas. Vėl ten šiauliečiai pabandė pradėti savoją ataką. Ir pražanga fiksuojama būtent Šiaulių komandai. Vėl Livonija turės kamuoliuką. Čia greičiausiai tas pats pagrindinis kamuolio spardytojas Enzo Beltramino ten pasiūs kamuolį už aikštelės ribų, kad kaip įmanoma arčiau varžovų vartų būtų galima pradėti ataką. Čia aišku ir medicinos personalas, kaipgi be jo regbio rungtynėse. Ilgai išlaukėm šiandien, beveik 17 minučių. Čia aikštelėje medikam vietos nebuvo, bet dabar Andis Vangals sulaukia medicinos personalo pagalbos. Atrodo, didesnių problemų čia išvengti pavyksta. O truputį atrodo vėl pradeda purkšti lietutis. Tas rungtynių dalyviam sąlygų geresnių tikrai nedaro. Arbitras jau rodo, kad laikrodukas nuo šio momento tiksės ir toliau. Na, Beltramino vėl nemažai metrų čia laimi savo komandai. Iš užribio dabar pati Livonijos komanda grąžins kamuolį į aikštelę. O Seletko, senas patyręs vilkas, tikrai moka sėkmingai kamuolius grąžinti iš užribio. Ir čia yra tarpelių gynyboje ir dar vienas prispaudimas. Čia jau Davids Bertinš daro rezultatą 17-0 anot švieslentės. Aš vis dar šio rezultatu netikiu. Beltramino dar vienas šansas pasirinkti taškų. Šį kartą kampas tikrai netoks aštrus.
Ir tikimybė, kad Beltramino pataikys čia jau artėja prie begalybės. Dar nerefreshina. Jo, 0,17. Bet net ir tokiam smūgiui Enzo ruošiasi pakankamai ilgai. Vis tik tai 2 taškai nesimėto. Ir čia Enzo Ignacio Beltramino. Ten kažkur ne tik į vartus, bet ir į greitosios pagalbos automobilį. 19-0 tokį rezultatą turime švieslentėje. Ir Beltramino grįžta į gynybinės pozicijas. 0,19. Dar vienas pradinių šiauliečių smūgis ir praktiškai paskutinės 10-12 minučių Šiauliai net negauna pačiupinėti kamuolio. Visas žaidimas vyksta arba ant žemės, arba kai kamuolys yra Livonijos rankose. Čia dabar vienas iš nedaugelio atvejų, kai šiauliečiai tą kamuolį gauna pačiupinėti. Bet vėl trumpa akimirka. Perima kamuolį Livonija. Ir vėl po truputį artėja prie skaitinio ploto. Čia dar ir pražangą užsidirba Šiaulių komanda. Ne, vis tik tai meluoju. Pražanga čia skirta Livonijai. Arbitro ranka dabar rodo į Šiaulių komandos pusę, o tai reiškia, kad dabar jau šiauliečiai galės pradėti savo ataką. Lietutis ir toliau neduoda ramybės čia rungtynių žaidėjim. Ir turbūt visam personalui, nuo teisėjų iki vargšų mūsų operatorių, kuriem tenka dirbti po lietu, bet vyrai įpratę, nieko tokio, net cukriniai ištirpti neturėtų. Šiaulių komanda dabar grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Vyrai jau ten įsirikiavę į liniją. Sėkmingai kamuolys grąžinamas į aikštelę. Čia stipriai į kontaktą ateina Urbietis. Ir vėl arbitrai stabdo laiką. Grumtynės. Kamuolys bus pas Livoniją. Visiškai pradėjo diktuoti madas Livonija ir pirmos 5 minutės, sakykime, tai buvo įdomiai. Šiauliai nurodė iniciatyvą, ten buvo kamuolį ir už 22 metrų linijos nunešę, bet pavojaus didelio ten Livonijai nebuvo, o toliau jau paskutinės 15 minučių vienos krypties eismas čia. Čia irgi klaidelė, gal kiek nebūdinga Livonijos komandai, bet vėl nurašykim tą klaidą ant oro sąlygų. Kamuolys čia prieš tai daug laiko praleido ant žemės ir būdama šlapės daro iš čia rūpesčių tiek tiem žaidėjim, kuriem kamuolį reikia gaudyti, tiek tiem žaidėjim, kuriem reikia kamuolį perdavinėti. Ir vėl ten grumtynėse Livonija šiandien turi didelį pranašumą. Šiauliečių laimiai ten pavyksta susirinkti kamuolį, bet nei milimetro savo aikštelės kol kas neatiduoda varžovam Latvijos komanda. Daug veiksmo aikštelės viduryje. Ir čia šiauliečiai neapsikendė koją. Pabando laimėti šiek tiek metrų. Livonijos vyrai kamuolį ramiausiai susirenka. Ir čia kokius 6 varžovus įveikė Enzo Beltramino, ką išdarinėja komandos kapitonas. Na,
kokius 5-6 žaidėjus, jis ten paliko už nugaros visiškai sugriauta, yra dabar Šiaulių gynybos linija. Čia dar ir pranašumą suteikia varžovai ir dar vienas prispaudimas. Na čia Davis Bayers su visa komanda čia įsityčioja iš Šiaulių komandos gynybos. Tiesiog neįtikėtina, kaip nesutiko praktiškai jokio pasipriešinimo ten Latvijos vyrai keliaudami link Šiaulių komandos įskaitinio ploto. Beltramino galimybę dar porą taškų įsirašyti savo sąskaitą ir ten, jei neklystu, būtent jis savo reidu išguldė pusę varžovų komandos. O Davis Bayers atliko tik tai formalumą, ten pasiėmęs kamuolį jau likus jam kokiem 5 metram iki įskaitinio ploto, kuomet jau niekas tam sutrukdyti jam nebegalėjo. Ilgai ruošiamasi smūgiui. Gauna stavelį Beltramino. Ir vėl darbinė kairė, ir vėl situacija tokia, kur Beltramino pataikys 49 iš 50. Neišimtis ir šis kartas. 26-4, toks turėtų būti rezultatas ir jau dabar labai greitai tampa akivaizdu, kad turėtų šiandien susirinkti savo taškų maksimumą Livonija, nebent kažkas pavogtų iš jų talentą, o šiauliečiam čia išdygtų sparnai ir viskas apsisuktų šiose rungtynėse, bet kol kas, tiesą sakant, į tokį scenarijų visai nepanašu. 26 rungtynių minutė čia, dar viena pražanga šiauliečiam ir turbūt labai sunku turėtų būti žaisti per lietų ir dar kai tu neturi kamuolio. O šiauliečiai jo visai neturi čia pirmam kėlinyje. Beltramino vėl į užribį. Kažkur į tą vietą, kur po rungtynių bus kalbinami komandų treneriai. Arbitras jau ruošia vietą kamuolio išmetimui iš šoninės linijos. Ten prie kamuolio kaip visada Oseletko. O Oseletko kaip dažniausiai būna. Jau norėjau sakyti, kad viskas gerai su kamuolio grąžinimu į aikštelę, bet atrodo, kad būsiu paskubėjęs. Būna pasitaiko, kad ir Oseletko nepataiko. Dabar grumtynėse jau regbio klubo Šiauliai. Kamuolį grąžins į aikštelę, aišku, prieš tai dar šiek tiek pastumė jos į priekį Livoniją. Praktiškai kiekvienose grumtynėse matosi akivaizdus Latvijos komandos pranašumas. Bet čia šį kartą be nesklandumų. Šiauliečiai kamuolį pasiema ir jau čia kamuolys Livonijos gynybos zonoje. Aišku, vėlgi čia iki laimės dar labai toli. Pusę kelio. Bet tęsia šiauliečiai savo ataką. Čia vėl Livonija stabdo bet kokius varžovų atsigavimo bandymus. Ir neturint kamuolį Šiauliam dabar Livonija sugeba padaryti taip, kad tas kamuolys artėtų prie jų vartų ir galų gale Šiauliai atiduoda kamuolį Livonijai. O Livonija kamuolį į priekį šiandien gabena kur kas, kokybiškiau nei Šiauliečiai. Čia jau dabar susigrąžino kamuolį savo rankas regbio klubo Šiauliai.
Šiek tiek techninio broko ir iš Livonijos pusės. Bet neilgai čia. Kamuoliu džiaugiasi aikštelė šeimininkai. Tuoj pat vėl Latvijai. Kamuolį privatizuoja. Ir bent jau kurį laiką jis bus jų nuosavybė. Čia Beltramino pasinaudoja progą, kad tiesiog užmiega varžovai. Kokybiškas perdavimas ir dar vienas prispaudimas. Markus Vojtečko ir jam pavyksta pasižymėti. 31-0. Tiesą sakant, čia sunku ieškoti kažkokių intrigos užuomazgų. Baltreksas panašu, kad irgi žiūrėdama šią transliaciją jau susitaiko su mintim, kad reikės užsipilti kurą atkrintamosiom varžybom ir keliauti ten iki Garkalnės. Nėra toli, pasakysiu taip, iš Šiaulių turbūt iki Garkalnės atstumas panašus kaip nuo Šiaulių iki Vilniaus, o gal net ir arčiau. Taip kad gal biudžeto deficito dėl tokios kelionės nebus. O Enzo Beltramino vėl siunčia kamuolį tarp virpstų ir sužaidus 30 minučių 33-0. Toks yra rezultatas. O aš jau pradedu sirgti kuo toliau, tuo labiau už Šiaulius. Norisi kažkokios žiežirbėlės šiose rungtynėse. Užsikurtų Šiauliai, kad ten ir prie kitų vartų būtų triukšmo. Ir tas vienpusio eismo kelias galų gale taptų dvipusio eismo keliu. Dar vienas pradinis smūgis. Vėl Vaseletko. Vaseletko kažką padarė su savo plaukais. Matyt buvo nuėjęs į kirpyklą. Prieš tai išskirtinę šukuoseną viso sezono metu demonstravo šis latvis. O Latvija ir toliau, nepaisant to, kad jau nelabai čia ką jam reikia įrodinėti, bet negi stovės vidury aikštės nieko nedarydamas. Reikia žaisti ir rinkti taškus. Kiek gali, tiek priešinasi Šiauliai, bet tiesiog susidūrė šiandien jie su gerokai stipresnė komanda. Čia vagystė, vidury aikštės. Laimonas Garbaliauskas ten kaip senas vagis čiupo kamuolį ir būtent jo dėka dabar jau bando po biškį kurtis. Iš 22 metrų linijo Šiaulių komanda. Apsaugo šiauliečiai kamuolį. Galima bus pratęsti ataką. Ten ir Urbietis. Jam aišku ten papildomas dėmesys. Jėgos vyras turi. Taip kad niekas ten jo arčiau vartų nepraleidžia. Teka šiek tiek persigrupuoti dabar Šiaulių komandai. Keičiamas atakos kraštas, bet ir ten laimės kol kas Šiaulių komanda neranda. Dominikas Matuzevičius šiandien toje pozicijoje, kur išiminėjamas kamuolys iš grumtynių. Jo numeris yra 2, pozicija yra 9. Stabilizavosi čia šiek tiek situacija ir dabar pražangėlė. Tenka atsitraukti dabar 10 metrų Livonijai. Ir panašu, kad ta kibirkštėlė čia yra, bet vėl bus atiduodamas kamuolys Šiaulių komandai. Ten vienu metu atrodė, kad pametė kamuolį Šiauliai. Bet arbitras vėl ranką rodo į kitą pusę. Prieš tai dar turėsim medicininę intervenciją. Bet artėjant kėliniui prie pabaigos
turbūt turim pirmą grėsmingą situaciją, kuomet Šiaulių komanda gali pelnyti taškus. Ir čia būtų puikus impulsas antrajam kėliniui. Aišku, Livonija padarys viską, kad to impulso varžovam neduotų. Tikrinamas ten kelias. Gauna ir vandenuką atsigert vienas iš Šiaulių komandos žaidėjų. Bet vėlgi regbininkai kitokie žmonės, kitaip jie supranta skausmą ir traumas. Dominikas Matuzevičius vėl ant kojų, vėl gali tęsti rungtynės. Čia vis tik bus grumtynės ir kamuolį savo rankose turės Livonija. Markus Vojtečko įveda kamuolį žaidimą. Ir kaip lengvai ten Livonija tiesiog po keliu įstumdydami visus savo varžovus keliauja į skaitinio ploto ir dar 5 taškai pusę minutės atgal. Atrodė, kad kažką grėsmingo gali sukurti Šiaulių komanda. O praėjus pusę minutės gauna jie prispaudimą savo įskaitinėme plote. Ir čia, nežinau, man asmeniškai intriga šiose rungtynėse jau sugriuvo. 5 minutės ir kiek pridės teisėjas. Lieka šiose rungtynėse, o prošvaisčių grįžti Šiauliam aš nematau. Na, būkim teisingi. Niekas čia per daug prieš rungtynės nesitikėjo kažkokių tai akibrokštų Šiaulių. Žinant Livonijos komandos motyvaciją, tikrai norėjo atkrintamosiose rungtynėse to aikštės pranašumo. Baltraksui šansų jie jau nebepaliko. O po tokios pergalės kokią gaus šiandien Livonija, drąsiai galiu tą pasakyti, kitaip jau prie dabartinio rezultato aš netikiu, kad bus. Livonija dabar jau lauks kitos sensacijos, lauks ten jie dovanėlių iš žiūriu, aš į turnyrinę lentelę, gaus norės dovanų ne iš ko kito, iš savo tautiečių, iš miestniekų, kurie rytoj savo rungtynę žais su Vairu. Ir jeigu atsitiktų taip, kad miestniekai ten kažkokiu tai būdu sugebėtų ant menčių parklupdyti Šiaulius, tokiu būdu Livonija net ir į pirmą vietą įsikraustytų atkrintamosiom varžybom ir aišku, kad Livonija to nori. Aišku, kad geležinis vilkas jam būtų patogesnis varžovas pusfinalyje ir norėtų, kad Baltraksas su Vairu ten išsikapotų būtent pusfinalyje. Taip, kad niekas čia dar nėra aišku ir mano akim žiūrint, nors ir yra akivaizdus favoritai ten rytojaus rungtynėse Vairas, bet Miesnikai yra ta komanda, kuri savo fiziškumu ir savo žaidimo stilium tikrai gali patampyti nervus bet kuriam varžovui. Ir žiūrėsim, kaip ten rytoj Vairui seksis apginti pirmąją poziciją lentelėje. Čia tuo tarpu apie 2,5 minutės pagrindinio laiko lieka žaisti pirmajame kėlinyje. Čia pražangėlę užsidirbę buvo Livonijos vyrai, bet atsitinka netgi taip, kad užribį po pražangos kamuolio nesugeba įspirti Šiaulių komandą. Ir čia turėsim vėl grumtynės teritorijoje, kuri yra pakankamai pavojinga. Jeigu pavyktų kokybiškai kamuolį iš tų grumtynių įsiimti Šiaulių komandai, čia gali ir patriukšmauti Šiaulių vyrai.
Bet čia daug klaidų, daug chaoso. Arbitras stabdo žaidimą. Klausyk, padirbsiu antrą kamerą. Paskui dar kitas. Ir tuo labai nepatenkintas yra Anton Petrovič. Pasičiupęs jau jis ten buvo kamuolį ir matė savo pavardę statistikos protokole. Ir matė tame protokole papildomą žeminimą. Arbitras to atlikti neleido. Liepė vyram dar kartelį stoti į grumtynės. Dabar jau Livonija tose grumtynėse kamuolį savo rankose turi. Čia vėl ant kupros 3 varžovas. Į priekį nešasi Petrovič. Jausmas toks, kad Livonija tiesiog fiziškai stipresnė komanda yra. Labai jau lengvai ten laužo tiesiog Šiaulių komandos gynybos liniją. Aišku, dabar pražangėlė. Pagrindinis rungtynių laikas visai jau priartėjo prie pabaigos. Į užribį keliauja kamuolys. Šiaulių komandai viena iš paskutinių progų. Bent jau kalbant apie pirmąjį kėlinį, rasti pagaliau čia savo pirmosius taškus. Tiesą sakant, vėl kamuolys iškeliavo į užribį, bet tą kamuolį kažkodėl turi Livonijos komanda. Vėl praleidau šitą epizodą, kodėl buvo užfiksuotas pažeidimas. Ir vėl Livonija su kamuoliu. Ir vėl grumtynėse, ne kas kitas, o jų 9 numeris Markus Vojtečko. Vėl Vojtečko pasiema kamuolį nuo žemės, komandos draugui. Smūgis koja į priekį, šiauliečiai tvarkosi, smūgis atgal. Čia labai kuriozinis epizodas. Ir tarp rankų, ir tarp kojų kamuolys skrieja vienam iš Latvijos komandos žaidėjų. Čia nedaug trūko, kad kamuolys išriedėtų šoninės linijas. Bet vis tik tai tas kamuolys krenda už galinės ir kamuolys atitenka Šiaulių komandai. Kamuolys vėl grįžta į tą vietą, iš kurios buvo atliktas smūgis. Ir šiauliečiai iš užribio grąžins kamuolį aikštelę, Laimonas Urbietis, kaip ir dažniausiai būna. Šitą funkciją atlieka. Ne, atsiprašau, ne Urbietis čia yra. Urbietis ten įsidėstęs į gynybos liniją. Ten panašu lyg į Almanto Jonaitį, bet vėlgi marškinėliai purvini, sunku ten įžiūrėti per lietų. Bando pakeisti čia Šiauliai atakos kraštą, į kairę pusę keliauja kamuolys. Vėlgi budriai budi Livonija ir čia dar viena proga nueina šunį ant uodegos. Arbitrai kamuolį iš Šiaulių atima. Ir kamuolys keliauja į užribį, o mes kartu su jumis keliaujame į didžiąją pertrauką. Po pirmų 40 minučių 38-0. Priekyje yra Livonija. 10 minučių ramybės ir grįšim antrajam kėliniui.
lipam pasėdėt po stogų biškį. Kiek mes 10. Kiem 5 minučių. Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus. Ten, kur dvi Šiaulių komandos, ten visada turėtų būti įdomu. Vairas Kalvis jų poja. Priėmoje, sakykime taip, regbio klubo Šiauliai. Tai kodėl iki pat galo nerodėte gailesčio oponentui? Gailesčio, nežinau. Pradžioje ir pabaigoje truputį buvom pasimetę ir tas toks, kol susibalansavom tą žaidimą, truputį buvo tų kaip sakyt, momentų oponentai, bet paskui susijėmėm ir dirbam savo darbą. Mačiau antram kėlinį, kaip sakant, varžovas neperėjo net į kitą pusę. Jūs čia, kaip sakant, buvo spaudę labai kapitalius. Tai darbas treniruotėse, žaidimo planas, laikomės jo ir tas duoda vaisių. Tie vaisiai matos aikštelėje ir rezultate mūsų. Ką daugiau pasakyti. Kovėmės, nepasidavėm, nenusileidom. Tiesa, žaidėjas iš tikrųjų gerą kovą rodė, nebuvo taip, pagal į rezultatą žiūrint, nebuvo taip lengva aikštelė, kaip atrodo. Be abejo, išeidami žaisti su pernai metų čempionais top lygos, tai žinom, kad bus sunki kova, sunkios varžybos. Pergalė, sakyčiau, gal nėra skaudi ir nėra jinai čia kažkokia kartė ar dar kažkaip čia kokiais epitetais ją įvardyti. Regbis yra regbis, jeigu tu esi silpnesnis kontakte, jeigu tu esi silpnesnis 1-ant-1, tas rezultatas toks ir yra. Šiaip gerų momentų buvo gerų minučių, kada mes sugebėjom susiginti. Aišku, suprantam, kad priešininkas pasidarė praktiškai visus jau keitimus, susileidęs rezervą. Tas, sakykime, biškį tą žaidimą aplygino momentais. Bet pozityvo yra tai, kad mes sugebam susirinkti, sugebam žaisti ir sugebam momentais parodyti tą kovą. Labdien, Baltijas top līgas maču no upesiem, kur tiekās Livonija Gatkalne ar Viļņas Geležinis Vilkas. Pretty happy overall. We have a lot of things to improve. We did some good stuff the first 20 minutes. Then we kind of went into we did some mistakes that forced us to go back and give them points. But we will work on them, we will watch the tapes and see which things we have to improve. We saw a really aggressive physical game. Would you say it was sportsman-like aggressive or it went over the board? Vilkas is a strong team and yeah, we showed some physicality. It's part of the game, I would say, those intercourses happen
It's rugby, you know, it's a contact game, and your emotions are high. You have your adrenaline in a rush, so I think everything should be fine. What's next for Team Livonia? 1 week off, and then? Then we play Šiauliai, I believe, in their field. So we will keep training, keep improving. It will be a strong game. But yeah, for now we will just rest and prepare that game. Hot weather and a hot game today here in Riga, Upės Stadium. How do you think your team played today, and what do you think of the result? Well, we lost by quite a few points. Absolutely not happy. We just spoke with the team that we gave them way too many chances. First half, first minute, 3 points straight to us. Next few minutes, 7 points against us just because of our mistakes. They kept us in our half because we were not disciplined. So yeah, we did way too many mistakes. We gave them way too many chances, and in the end, yeah, it was just very hard to play it back, and we weren't able to. In your own words, what would you say? Team Livonia beat you today, or Gelžinis Vilkas lost this game? Probably I'll have a look at the video, it will be more clear. But initially they were bullying us. I think that was their plan, to bully us with their forwards. And to be honest, at times we were just too soft, gave them way too many meters and way too many penalties. When we got into it, when we got back into it, then it was kind of equal. And then towards the end again, just like I said, silly mistakes, way too many easy chances. And at the end, well, they were the winners, not without a reason. What is next for your team? How do you recover, and how do you prepare for upcoming games and semi-finals? Well, we have one game left. I think we will finish fourth, no matter if we win or lose. So yeah, we made it to top 4 so far. It's been a good season, but like we spoke before today, we don't stop here. That's not over for us. If we think that it's already a good season, then we'll lose the rest of 3 games. So now we'll have a week off, we'll recover, and then the week leading into Baltrick's game, we'll join back in together, do a proper video analysis, and try to minimize the mistakes so that we are playing much better in the next few games. Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus. Jo, konde. O tu dabar į eterį garsą esi padavęs.
puikiai sugrįžę po didžiosios pertraukos čia į Šiaulius, į Gardino stadioną ir toliau stebime rungtynės tarp regbio klubo Šiaulių ir Livonijos komandų. Ir, kaip jau sakiau, pirmajame kėlinyje akivaizdžiai matėm, kad antrojo žeminimo metu, techninis žeminimas buvo ten ir šiek tiek pražiopsota, buvo prirašyti taškus Livonijos komandai ir per didžiąją pertrauką gražinam teisybę ten, kur turi būti. 45-0 priekyje Livonijos komanda. Ir kol kas vaizdelis toks, kad šiauliečiai tiesiog neturi ką pastatyti prieš Livonijos komandai. Į vieną pusę vyko visas rungtynių eismas pirmajame kėlinyje. Šiauliečiam ten užteko parako 5 minutėm, kad pabandyti pakutenti savo varžovam nervus, bet galų gale čia viskas stoja savo vietas ir vėl antrasis kėlinys, nežinau, kokį pozityvą čia dar gali nešti žaidimo šiauliečiai, bet nepanašu, tiesą sakant, kad Livonija suteiktų kažkokių tai šansų šiandien savo varžovam, čia vėl klaida lygioje vietoje ir niekieno netrukdoma dabar Livonija pelno. Dar 5 taškus, sužaidus 45 sekundės pirmajame kėlinyje, 50-0. Toks yra rezultatas, gražus skaičius. O šiauliečiai ir toliau grimsta į duobę. Čia ir stovelis jau atgabentas į stadioną, kad būtų galima atlikti realizacijos smūgį. O komandos kapitonas Enzo Beltramino prieš tai per visą aikštę nunešę stadioną į skaitinį plotą dar ir 2 taškus prideda savo komandai. 52-0, visą kupetą taškų Beltramino surinko šiandien ir rimta paraiška pasirodyti ten ir rezultatyviausiųjų lentelėje. Ten be konkurencijos Arnas Prielaidas iš Baltrekso kol kas pagrindinis pretendentas turbūt tapti rezultatyviausių Baltijos top lygos žaidėjų. Bet yra ir kitų kandidatų ir bet kuriam iš jų. Tiesą sakant, visada smagu yra pelnyti kuo daugiau taškų. Ir net nebejoju, kad Livonija šiandien nesustos. Vėl kamuolys ant žemės, šiauliečiai pasiema dabar kamuolį. Matuzevičius ten pakėlęs kamuolį nuo žemės ieško atakos tęsinių. Ten ir Justinas Vinčarauskas porą metrų savo komandai bando laimėti. Ir bando kurti savoje ataką šiauliečiai, gal kas ir gausis iš to. Urbietis irgi labai greitai ten guldomas ant žemės, bet kamuolys vis dar apsaugotas. Pražangą fiksuoja arbitrai, ten žiūri į arbitrą vienas iš šiauliečių. Arbitras irgi žiūri žaidėją, leidžia tęsti žaidimą. Čia pavojinga situacija, tiesą sakant. Visai smagu būtų, jeigu šiauliečiam pavyktų čia pelnyti taškus. Bet labai jau ešalonuota gynyba. Pažiūrėsim, kaip čia šiauliam pavyks tą gynybą pramušti. Vėl pavyksta ten laiku nukristi ant žemės. 18 šiauliečių numeriui ir čia jau koja pabandė siūsti kamuolį į priekį, bet Livonija budi ir žeminimo nėra. Tiesa, kamuolys dabar grįž į tą poziciją, kur buvo atlikta pražanga. Matuzevičius tęsia ataką, ten Urbietis bando pramušti gynybos liniją. Latviai tam buvo pasirengę. Ir kenčia kol kas Livonija. Dabar jau šiauliečiai žaidžia su kamuoliu. Aišku, šiauliečiam irgi nėra lengva. Daug jėgų kainuoja, kai
jau kokias 5-6 fazes. Nepavyksta laimėti nei metro. Urbietis vėl ant žemės ir čia stabdomas laikas. Reikės, atrodo, pagalbos Urbiečiui. Galingas vyras. Ne iš tų, kur be reikalo voliotųsi ant žemės. O čia vėl švelnios rankos atkeliauja suteikti pagalbą Urbiečiui. Yra rankinukė visa reikalinga įranga, kad Urbietis būtų pastatytas ant kojų. Turės ir toliau Šiaulių komanda kamuolį savo rankose. Galimybė šiek tiek įkvėpti oro, atsigert vandens ir toliau bandyti ieškoti pirmųjų taškų šiose rungtynėse. Grumtynės. Tiesa, kamuolys dabar ne po Šiaulius. Kamuolys, aišku, pas Livoniją. Čia Livonija be jokių skrupulų renkasi kamuolį, siunčia koją į priekį. Yra čia budinčių gynėjų Šiaulių ekipos gretose, bet viskas, ką pavyksta padaryti susirinkus kamuolį, tai pasiųsti užribį. Ir puikiai proga, kurią turėjo Šiauliai, vėl lieka neišnaudota. Vėl su kamuoliu bus Livonija. Ten ekrano kampe jau matėm kaip Oseletko. Laukia komandos draugų ir varžovų, kuomet bus galima grąžinti kamuolį iš už aikštelės ribų. Ir čia jau šiauliečiai pirmieji prie kamuolį, bet Livonija labai greitai persigrupuoja ir stabdo potencialiai greitą Šiaulių komandos ataką. Pakeistas kraštas, bet Livonija labai greitai susigaudo čia savo varžovus. Nei metrą Latvijai neatiduoda Šiaulių komandai ir vėl viskas, ką gali padaryti šiauliečiai, koja. Siųsti kamuolį toli į priekį. Livonija, nors ir sąlygos ne pačios geriausios, klaidų gaudant kamuolį daro labai mažai. Čia šiek tiek futbolo. Čia arbitrai atiduos turbūt kamuolį Livonijai, bet ar ne? Ar vis tik tai taisyklių pažeidimas bus fiksuojama? Ten gal ir legaliai Beltramino kojom spardė kamuolį į priekį. O gal ir ne. Dabar jau pagalba reikalinga 11 numeriu Ivo Kapič. Ant žaliosios vėjos. Ten vėl kažkokios problemos su raumenimis. Bet atrodo, kad Kapič gali tęsti rungtynės. O grumtynių vyrai keliauja dirbti savo pamainą. Šiauliečiai atrodo bus su kamuoliu. Dominikas Matuzevičius vėl ten grumtynių epicentre. Pirmoje pusėje matėm, kad labai jau stiprų pranašumą grumtynėse turi Livonija. Žiūrėsim, kaip bus antrajame, gal kažkiek jėgos bus ir įsilyginę. O čia medikai ir toliau. Nuo vieno prie kito žaidėjo bėgioja.
Čia tikrina rungtynių arbitras, kad uždraustų vaisių negautų vienas iš žaidėjų. Jokauju, žinoma, tikrina, ar gali žaidėjas tęsti rungtynės. Ir Darius Selenis gali tas rungtynės tęsti. Arbitras grįžta į tą vietą, kur netrukus turėsim rungtynės. Šiek tiek nukrito ir žaidimų ritmas. Jau 10 minučių nieko pavojingo nesukuria nei viena, nei kita komanda. Livonija gal irgi jau šiek tiek apsiramino. Supranta turbūt, kad nėra čia ko šiandien draskytis. Pagrindinis turbūt dalykas liko tas, kad traumų tiesiog pabandyti išvengti. Prieš atkrintamasias rungtynės turbūt niekas nenorėtų netekti žaidėjų. Čia pasispardymas. Į užribį keliauja kamuolys. Dabar jau Šiaulių komanda grąžins į žaidimą. Ten už šoninės linijos. Šiauliai jau yra pasirengę kamuolį grąžinti žaidimą. Susirenka ten kamuolį Matuzevičius. Urbietis. Jau ir rimtą kontaktą ateina Urbietis. Ką tik gulėjo ant žemės, bet kaip jau sakiau, Urbiečio ten tikrai taip lengvai iš rungtynių neeliminuosi. Rimtas vyras yra Laimonas. Dabar jau Šiauliai siunčia kamuolį į užribį. Ir dabar jau reikėtų būti atidesniam Antonui Oseletko. Netoli skaitinio ploto bus įmetamas kamuolys į žaidimą. O tokia komanda kaip Livonija žaisdama prieš Šiaulius tikrai norėtų, kad po Šiaulius taip ir liktų rungtynių pabaigoje tas 0, kuris dega dabar. Petrovičian lifto pagalba keliamas aukštai į viršų ir susirenka tą Oseletko iš užribio grąžintą kamuolį. Čia jau nutraukiama yra Livonijos ataka. Arbitras rodo, kad kamuolį turės Šiauliai. Bet prieš tai matom gestą, kad arbitras leidžia atlikti keitimą. Gundaras Griekis atidirbo savo pamainą. Plojimai iš komandos draugų jam. O grumtynių vyrai vėl petys petin stojasi grumtynės. Urbietis ten pirmoje eilėje. Ir čia grumtynėse taisyklės pažeidžia Livonija. Skubiai bandomas pakeisti kraštas. Livonija šiek tiek metrų čia pralaimi, nespėjo taip greitai persigrupuoti. Nėra ten erdvių dešiniajame krašte. Pabandys kažkiek taip pakeisti krašto Šiaulių komanda. Čia vėl koja. Yra galimybių. Apie 3 metrus ten lieka iki įskaitinio ploto. Latvija ir toliau. Jokių nuolaidų nedaro. Kantriai ginasi. Dar viena pražanga. Ir čia kaip apmaudžiai dabar pameta kamuolį
Laimonas Urbietis jau mintise atrodė, kad Urbiečiui pavyks prispausti kamuolį prie žemės, bet paskutinė akimirka kamuolys krenta jam iš rankų. Ir taškų Šiauliai vis dar neturi. Atiduodamas kamuolys dabar vėl Šiaulių komanda, taip kad pavojus latviam dar niekur čia nedingo. Ten 1,5 m lieka Šiauliam, bet vėl vargsta čia abi komandos. Vieni gynyboje, kiti bandydami kamuolį nugabenti į tą įskaitinį plotą. Ir Tomas Astrauskas panašu, kad pasirodęs po keitimo irgi įvykio epicentre. Net nebesimato, kurioje vietoje ten yra kamuolys ir kiek ten iš tikrųjų liko iki to įskaitinio ploto. Faktas, kad liko labai nedaug. Ir vėl atrodo, kad nieko nepešus, teks grįžti Šiauliam. Nelegaliais būdais ten kamuolį bandė nugabenti iki skaitinio ploto Šiauliai ir taškų už tai Šiauliai negaus. O čia ką ir sakiau, guli ant vėjos vienas iš Latvijos komandos žaidėjų. Labiausiai, ko nesinorėtų matyti, tai traumų šiose rungtynėse, kai rezultatas praktiškai jau yra aiškus. Edgars Polikevičius. Gauna savo vandens dozę. Vėl atrodo, kad pasekmių šitas epizodas, kas liečia sveikatą, nepaliks. Čia apspardo dabar ir mūsų operatorius žaidėjai. Paprašysiu žaidėjų negadinti inventoriaus. Jis norisi užbaigti transliaciją abiem kamerom, o ne vieną. Čia Oseletko labai jau atsainiai grąžina kamuolį į aikštelę. Šiauliai vėl kamuolį perima. Ir vėl kantriai bandys grasinti varžovam. Apie 10 metrų Šiauliai vis tik tai čia laimi. Ir toliau jie ten artėja link medžioklės plotų ir reikia pagirti Šiaulius už šią rungtynių stadiją. Nenuleido jie rankų, nepaisant rezultato tokio, koks dega švieslentė. Ir toliau jie ieško savųjų taškų. Gal ir Livonija šiek tiek apsiramino. Bet čia vėl pražanga fiksuojama Livonijai. Vienu metu atrodė, kad jau praranda kamuolį Šiaulėjo. Čia ir toliau situacija darosi pavojinga. Aišku, pavojinga sąlyginai. Nieko čia tokio Livonijai baisaus nenutiktų, jeigu vieną kitą žeminimą šiauliečiam pavyktų įgyvendinti. O Šiauliai to žeminimo aišku, kad nori. Kas nori baigti rungtynę su 0? Niekas. Dar vieną ataką pradeda Matuzevičius. Ir gal dabar? Taip, pagaliau. Arbitro ranka kyla į viršų ir 5 taškai keliauja Šiauliam. Smulkmena, bet vis tiek malonu. Dar papildomus 2 taškelius galės Šiauliai užsidirbti ir realizacijos pagalba. Kamuolys jau ant stovelio.
Ir Murtarė Čihladze. Standartinių padėčių atlikėjas. Dešinė koja. Balta vėliava kyla į viršų ir 52-7. Na, bent šioks toks žipsnelis pozityvo Šiauliam čia. Kantriai jie tų taškų ieškojo ir 7 taškus susidirbo. Ir tikrai galima sakyti, kad tų 7 taškų jie nusipelnė už tai, ką aikštelėje darė paskutinės 15 minučių. Livonija čia šiek tiek apsiramino, bet dabar turbūt gavę lengvą antausį apkasuose gynyboje tikrai nesėdės. Ir taškų taip pat pabandys pamedžioti. Čia dar viena pražanga Livonijai. O čia antrąją rungtynių pusę padaugėjo medicininio personalo apsilankymų skaičius. Čia atrodo ir čiurnos problemos. Gal ne nuo kontakto, gal tiesiog. Reikia prisiminti, kad vėja šlapia ir bet koks neatsargus kojas pastatymas gali privesti prie pasekmių. Ir čia jau medikė rodo, kad keitimo reikės Vilniaus komandos žaidėjų. Vėlgi apmaudus epizodas. Panašu, kad tęsti rungtynių žaidėjas nebegalės. Labai jau sunkiai ten ant kojų stojasi. Panašu, kad ten buvo Dominikas Panavas po keitimo. Aikštelėje pasirodė žaidėjas. Dėkoja jam Šiauliuose susirinkę sirgaliai ir komandos draugai. Bet nieko padėti šiandien Panavas savo komandai jau nebegalės. Palydimas žaidėjas už aikštelės ribų, o žaidėjai laukia, kol arbitras leis pradėti dar vieną ataką. Čihladze ten jau senokai kamuolį turi savo rankose ir netrukus pirs jį į užribį. Kokių 15 metrų. Trukteli kamuolį į priekį Čihladze. Patys šiauliečiai ir grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Apie 20 minučių turėtų būti dar likę iki rungtynių pabaigos. Sunku vėlgi pasakyti, kiek to laiko tiksliai bus skirta. Petrovič čia netikėtai visai jam kamuolys nukrenta į rankas. Ir dabar jau Livonija pabandys kaip įmanoma ilgiau tą kamuolį palaikyti. O jeigu bus proga sukurti ataką, aišku, su mielu noru paguldys jį įskaitinėme plode. Čia ir teisėjas sudalyvauja žaidime. Aišku, kamuolys čia atiteks Livonijos komandai. Nebuvo pasiruošęs arbitras tokiam scenarijui. Ir iš lapio kamuolio šiek tiek panašu, kad net ir į veidą gavo, bet lyg ir viskas gerai. Ir žaidėjai rimti vyrai, natūralu, kad ir arbitrai regbyje vyrai pakankamai rimti. Ir čia toks kamuolio lengvas smūgis tikrai neišves arbitro iš pusiausvyros.
Čia atrodo, kad į priekį buvo atliktas perdavimas. Ir arbitrai dabar atims kamuolį iš Livonijos komandos. Vėl turėsim grumtynės, kuriuose kamuolį turės šiauliečiai. Ten Lukas Mitrijevas dabar laiko kamuolį. Ne, vis tik ne Lukas, aišku, ten antrasis numeris. Daug kartų jau minėtas šiandien Dominikas Matuzevičius. Grumtynėse visą laiką jis įveda kamuolį žaidimą. Na, bent jau paskutiniu metu Livonija grumtynėse jau taip nedominuoja, kaip jie tą darė pirmoje rungtynių pusėje. Čia dar viena problema. Už veido dabar laikosi vienas iš šiauliečių. Ir vėl. Medikai šiandien arė antrajame kėlinyje pusantro etato. Pirmajame kėlinyje mažai darbo jam buvo, bet visa ta statistika su medikų pasirodymu aikštelėje regbio rungtynėse anksčiau ar vėliau jinai grįžta į vietą. Ir vėl laikas stovi. O žaidėjams suteikinėjama medicininė pagalba. Per tą laiką dar Enzo Beltramino gali aptarti reikalus su arbitru, išklausyti nemokamą taisyklių seminarą. O Seletko irgi visą laiką turi ką pasakyti. Irgi prisijungia prie nemokamo seminaro. Bandau ten ištempęs ausis klausyti, ką sako arbitras, bet dėja nieko išgirsti nepavyksta. Na vėl, akivaizdžiai, arbitras parodė, kad laikrodukas jo sustabdytas, laiko bus pridėta. Klausimas kiek? 52-7, daug klaustukų šiose rungtynėse neliko ir kiek norės, tiek ir pridės, tiesą sakant, vienas arbitras žino, kiek to laiko reikia. Livonija vėl su kamuoliu. Čia vėl krenta kamuolys iš rankų, bet ta situacija nepasinaudoja. Šiauliai. Livonija ir toliau metras po metro įrėsi link varžovų žemių. Čia labai lengvai leidžiama artėti prie vartų. Čia vėl 3 žaidėjai guli ant žemės vienu metu, neaišku, prie kurio dabar medikam bėgti. Čia į užribį nepavyksta išnešti Ruslan Sosnars. Kamuolys lieka žaidime. Čia visa krūva medikų aikštelėje. O žaidimas ir toliau vyksta, bet dabar jau, kai ataka nutrūko, galės niekieno netrukdomi medikai darbuotis aikštelėje. Juokaujama yra, kad pasirenki regbio profesiją, tai rungtynės reikia asmeninį daktarą vedžiotis, kad ne visada ir ne visiems tų gydytojų gali užtekti. Geriausia savo turėti. Tiesą sakant, antrajame kėlinyje daugiau gulinėjimo ant žemės ir daugiau traumų negu pačio žaidimo.
Ir tai yra mažiausia, ką norėtųsi matyti tokiose rungtynėse. Ką? Panašu, kad visi rungtynių dalyviai pasirengę tęsti rungtynės. Kiek daugiau nei 10 minučių ir teisėjo pridėtas laikas. Čia aišku grumtynės. Grumtynėse didelių klaidų Šiauliai nedaro. Ten Čechladze siunčia kamuolį toli į priekį. Ir čia gali būti reikalų. Klaidelė. Labai jau neprognozuojamas buvo kamuolio atšokimas ir tas tik tai į naudą Šiaulių komandai. Vis tik tai Livonijai dabar atiteks kamuolys. Vojtečko ten dabar su kamuoliu. Vėl grumtynės. Būtent Vojtečko ten kamuolį tas grumtynės įmes. Turbūt vėl grąžinsim kamuolį į grumtynės ir spirs Livonija ten tą kamuolį kuo toliau. Na, ne kuo toliau. Ir vėl slidinėja žaidėjai ant žemės, kamuolio atšokimai neprognozuojami ir puikiai matom, kiek cirkų čia gali ta šlapia aikštelė pridaryti abiem komandom. Tada, kai kamuolio atšokimas yra neprognozuojamas ir žaidėjų avalynė yra nepritaikyta žaisti ant lietaus dangos. Čia į užribį Beltramino. Vėl keliasdešimt metrų laimima yra savo komandai. Dar vienas keitimas Šiaulių komandoje. Visus žaidėjus stengiasi šiandien turbūt į aikštelę išleisti Šiaulių komandos. Vyriausiasis treneris Tomas Zibolis. Tiesą sakant, protokole šiandien viso labo 5 keitimai. Buvo ten paskutinę minutę dar vienas žaidėjas įrašytas į protokolą, tai vis tik tai 6 atsarginiai žaidėjai buvo regbio klubo Šiauliai. Atsarginių žaidėjų sąraše. 73 rungtynių minutė. Išsaugo kamuolį Livonija. Seletko čia batu gauna per ausį ir yra dėl to lengvai nepatenkintas. Beltramino po pražangos vėl siunčia kamuolį už aikštės ribų. Seletko dabar galės atkeršyti savo varžovam gerai kamuolį įmesdamas į aikštelę. Kamuolys grąžinamas kokybiškai, žemės nenuleidžiamas ir seną gerą taktiką dabar naudoja Livonija. Gal ne viskas taip, kaip norėjo, bet keletą metrų laimėti pavyksta. Čia jau gaudynės dėl kamuolio ir turim žeminimą. Nespėjau ten tiesą sakant įžiūrėti, kuris iš žaidėjų ten pirmasis buvo prie kamuolio, bet kokiu atveju žeminimo jau niekas čia nebeatims
iš Livonijos komandos. Jei neklistų Valerijus Runso, ten 12 numeris, laimėjo tas gaudynės. Irgi žaidėjas po keitimo pasirodęs aikštelėje. O Beltramino ir toliau renka savosius taškus nuo stovelio. Aišku, dar šį kartą praktiškai be pasiruošimo. Beltramino kamuolį tarp virpstų ir 59-7. Nekeičiamas visiškai yra Beltramino, komandos kapitonas. Penkias minutės oficialaus žaidimo laiko dar lieka abiem komandom, kad pakeistų skaičių švieslentėje. Bet rungtynių nugalėtojas čia niekam nebekelia abejonių jau turbūt nuo pirmojo kėlinio vidurio. Aišku, kaip jau sakiau, Šiauliam pagirimas, griežtas pagirimas už tas 20 minučių bent jau antrojo kėlinio. Rado jie savyje jėgų ir motyvacijos. Klausimas, kiek tame yra Livonijos indėlio. Gražu. Perdavimas savo pačiam. Čia vienas iš gražesnių epizodų. O šiauliečiai nori dar taškų. 7 jie mažai. Ten ir Vinčarauskas. Čia perdavimas galėjo būti ir tikslesnis. Tenka šiek tiek išsikraustyti link aikštelės vidurio Šiaulių komandai. Ten jau Mitrijevas pabandė pakeisti šiek tiek atakos kraštą. Čia vėl klaida lygioj vietoj. Kamuolys pamestas. Švarus kamuolio perėmimas. Dabar jau Livonija bandys kraustytis iš gynybinių apkasų ir rimti varžovo tvirtovę. Nespėjo atlikti Latvijai perdavimo. Bet arbitras bet kokiu atveju fiksuoja pražangą Šiaulių komandai. Beltramino vėl galimybę keliolika arba net keliasdešimt metrų laimėti čia savo komandai. Ir tą galimybę Enzo naudojasi. Dvi su pusę minutės pagrindinio rungtynių laiko dar lieka komandom, bet prisiminus tai, kiek medikų įsikišimo matėme antroje rungtynių pusėje, tai galim tikėtis, kad laiko bus pridėta. Spėčiau, kad ne mažiau nei 5 minutės. Vėl po trumpo arbitrų pasitarimo kamuolys vėl atiteks Livonijos komandai. Nešiojasi ten Markus Vojtečko kamuolį su savim, kad galėtų vėliau tą kamuolį įvesti grumtynės. Žiūrėsim, kiek Livonija dabar. Jeigu į tas grumtynės įjungs, neužleidžia pozicijų šiauliečiai. O Latvijai galų gale ir kamuolį dar pameta. Čia jau turbūt matysim. Spyrį toliau nuo savųjų vartų.
Čihladze to nepadarė, patikėjo pareigą savo komandos draugui. Bet ir vėl čia turim sveikatos problemų aikštelėje. Kai kitose sporto šakose yra matuojama, kuris žaidėjas kiek nubėgo kilometrų, tai šiandien rekordininkė yra turbūt šita medicinos personalo atstovė, kuri turbūt šiandien 10 kilometrų sukorė bėgiodama nuo žaidėjo prie žaidėjo. Aikštelėje praktiškai neliko nei vieno žmogaus, kuriuo šita mergina nebūtų pasirūpinus. Ir rungtynių organizatoriam siūlau įteikti jai specialų prizą už tai, kad puikiai tvarkosi su savo darbu. Oficialus rungtynių laikas jau baigėsi, bet įtariu, kad ne mažiau 5 minučių mes dar pažaisim šiandien čia. O ką komandos per tas 5 minutės nuveiks, pasakyti sunku. Vėl dar viena išgelbėta gyvybė. Almantas Jonaitis, ten gyvas ir sveikas. Panašu, kad galės grįžti į aikštelę čia. O Seletko šiek tiek persistengia gaudydamas kamuolį. Panašu, kad ten būtų tas kamuolys ramiai išėjęs į užribį. Bet prieš kamuolį į užribį išeina, to Seletko dar liečia kamuolį ir dabar kamuolio šeimininkai bus šiauliečiai. Ne taip greitai, sako rungtynių arbitras. Vyrai, palaukit. Grįžta kamuolys į aikštelę ir vienas iš paskutinių šiauliečių bandymų dar labiau sušvelninti tą savo nemažą atsilikimą. Ir tiesą sakant, galimybių tam yra, nes čia 5 bando tvarkytis gynyboje ir to Livonijai padaryti nepavyksta, o iki skaitinio ploto ten lieka visai nedaug. Kodėlgi ne? Bet ajajai ir praranda kamuolį šiauliečiai. Čia pat jį susigrąžina į savo rankas. Lukas Mitrijevas ten nuskaitė situaciją. Urbietis irgi guldomas ant žemės, vėl Mitrijevas. Ten Seletko vienu metu atrodė, kad pažeidžia taisyklės, bet labai greitai ten parodė, kad nebando jis ten kovoti dėl to kamuolio. Ir šiauliai vis dar grasina varžovam. Stabilizavosi situacija. Apie 80 metrų ten iki skaitinio ploto. Livonija, aišku, nenori čia tų taškų rungtynių pabaigoje praleisti. Bet panašu, kad šiauliečiai nelabai klausia. Ir turim prispaudimą. Šiaip ne taip, rungtynių pabaigoje čia pavyksta rezultatą dar kartelį sušvelninti šiauliam. 59-12. Ir turbūt Čihladze pabandys dar tų taškus pelnyti. Na, visai smagus. Antrasis kėlinys. Netgi 2 žeminimus pavyko rasti čia šiaulių komandai. Čihladze galėtų pridėti ir dar 2.
Išgąsdino dabar arbitras vandens padavėja čia Šiauliuose. Vos neišpylė vandens žmogus. Gerą darbą norėjo padaryti, o gavo pylos dabar nuo teisėjo. Ir čia vėliavėliai viršų nekyla. Čikladzės realizacijos bandymas nesėkmingas. Rezultatas išlieka nepakytas 59-12. Atrodo, rungtynės dar nesibaigė. Apie 2 minutės. Turėtų dar arbitrai leisti komandoms sužaisti. Dabar jau Livonijos pradinis smūgis. Čia kenčio Seletko ir vėl, tai iš bato, tai iš kamulio gauna į galvą. Atiteks dabar kamuolys vėl Šiauliam. Vėl grumtynės, turbūt vienas iš paskutiniųjų grumtynių šiandien. Lukas Mitrijevas, ten dabar su kamuoliu. Vėl sutupė vyrai grumtynėm. Mitrijevas, ne Mitrijevas, ten vėlgi, ten yra žinoma Dominikas Matuzevičius. Jo funkcija yra grumtynėse būti su kamuoliu. Gal dar kartelį Šiauliai pabandys paieškoti taškų. Treneris tikrai turėtų būti patenkintas savo komandą antrąją kėlinį. Tomas Zibolis neturėjo čia didelių iliuzijų dėl pergalės šiandien, bet kaip visada, sako, prieš tokį varžovą norisi sužaisti kuo geriau. Ir jei pirmasis kėlinys absoliučiai nepavyko čia Šiauliam, tai už antrąjį kėlinį turbūt tikrai nebars savo komandos žaidėjo Tomas Zibolis. Čia, aišku, taškų rasti šiauliečiam nepavyksta, grėbėsi čia vyrai už galvos. Bet ką pakeisi? Svarbu šioje situacijoje turbūt geras žaidimas. Taškai ateis vėliau. Dabar jau turbūt tikrai paskutinės grumtynės. Rungtynių laikas jau visai priartėjo prie pabaigos, bet procedūrą pabaigti vis tiek reikia. Ir bandys turbūt reksti dar vieną ataką Livonija ir čia į pasimatymą pasprunka vienas iš Livonijos žaidėjų. Seletko ten laukia perdavimo, gauna jį koją. Ir čia vienas iš paskutiniųjų bandymų šiose rungtynėse taip ir lieka neišnaudotas. O Seletko ten kaip stepių liūtas. Ant gazelės puolė ant kamulio, bet paskutinių taškų nei jam, nei komandai nebus. Skamba galų gale ir arbitro finalinis švilpukas. Sveikinimai Livonijai tikrai turbūt pelnytai pasiėmus šią dar vieną pergalę. Turi jie dar šiokių tokių iliuzijų, kad ir pirmąją vietą galbūt turės, aišku, ten jiem reikia tėvynainių mėsniekų pagalbos. O aš šiandien su jumis atsisveikinu. Lieka dar 3 šio turo rungtynės, kur galų gale bus sudėlioti visi taškai reguliariajame sezone, taip kad viso geriausio iki rytojaus.
Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus.